Jūs galite pakomentuoti va šitą situaciją, koks tas yra skirtumas tarp vyro, kuris auga pilnavertiai šeimoje ir, pavyzdžiui, be tėvo tik tai su mama? Aš manau, kad nėra skirtumas, ar moteris augina viena, ar vyras vienas dabar jau kartais augina, ar moteris augina su vyru, bet yra skirtumas, kokius modelius berniukas mato ir ko iš jo tikisi berniuko. Nes gali būti, kad viena mama augina savo berniuką, savo sūnų, bet jį visokiais būdais stengiasi daryti vyrų klasikinių kabutėse. Ir šitas berniukas, jis gali būti didesnis vyras, aš sakau kabutėse, negu tas, kur auga su savo tėčiu, bet tas tėtis neįgalus, darysim, psichologiškai, emociškai ir visą kitą. Jisai nepasieima iš tėčio kažkokio modelio jėgos, tvirtabūdiškumo, atsakomybės, disciplinos ir taip toliau. Nes tokie tėčiai, aš įtariu, kad daugiau gali daryti žalos, negu viena auginanti mama. Žiūrint, kaip jinai augina. Jeigu jinai užgožia vaiko iniciatyvą, jeigu jinai jam stengiasi būti įdaro kūdikiu, ir aš matau, kad taip vyksta, arba mažas berniukas visą laiką, tai tada jis bus mažas berniukas. Nesvarbu, kad jam jau 16 ir 18 Nesvarbu, metų. Ir 30 gali būti, ir 40, aš matau ir tai, jis visą laiką mažas berniukas, ir jis suranda tada galų gale kitą mamą, savo žmoną, ir tokių irgi yra daug, ir jinai priima iš jo mamos tą berniuką savo, ir paskui globoja, ir visa kita, ir taip ir būna. Tai šitas mažas berniukas, jisai neduos savo sūnui vėlgi tinkamo modelio. Tai labai svarbu ne kas augina, bet svarbu kaip augina ir kokį pavyzdį rodo, nes mūsų smegenys jos įpratę modeliuoti. Jos tai, ką mato, tai jos ir daro. Tai yra problema, kad jeigu augina viena mama ir jeigu pas jį nėra kažkokio tai būrelio vadovo arba kažkokio tai mokytojo ir taip toliau, ką aš labai siūlau mamoms, kurios augina vieno sūnų, aš siūlau turėti partnerius visų pirma, nes jos kartais pasiima sūnų vietoj partnerio. Ir joms užtenka santykio su savo sūnum ir jos nesiekia santykių su kitu vyru. Tai aš skatinu jas siekti santykio su tuo vyru, iš kurio jos vaikas galės mokytis, tai vienas dalykas, o kol to nėra, surasti vaikui būrelio vadovą, sporto kažkokį tai trenerį ar ką, kur vaikas galėtų modeliuoti vyrišką vadinamą elgesį. Nes jeigu mato tik tai moteris, tai jisai labai išmoksta šitas vaikinas, berniukas, atitikti moterų lūkesčius. Labai išmoksta, jie puikus būna moterų draugai ir moterų partneriai, nes jie labai moka pagauti, ko tai moteriai reikia. Bet čia priklauso, ko būtent jos mamai reikėjo. Ar reikėjo, kad jis būtų vaikas, tada jis bus geras vaikas, ar reikėjo, kad jis būtų vietoj tėčio kažkoks tai vyras, tai jis bus tada savo mamai vyras ir galbūt bus savo žmonai vyras. Va čia žaidžia. O jūs galėtumėt pateikti realius pavyzdžius iš buities, kur būtų, pavyzdžiui, tas auklėjimo modelis grinai padaryti mažą vaiką ir auklėjimo modelis padaryti tą vyrišką vyrą, kuris galės būti tvirtas savo šeimoje. Kaip ta vieniša mama galėtų atskirti tuos du dalykus? Tiesiog buityje, kažkokiuose paprastose dalykuose. Jeigu mes žinom, kaip mūsų berniukas, kuriam, 16 ar kiek metų turi apsirengti, kad būtinai užsidėtų kepurę, kad būtinai užsidėtų šiltus batus, ar pasiėmė į mokyklą kažkokį sumuštinį, ar portfelį, bet jeigu mes už jį darom, įskalbėm jam, išlyginam, pateikiam, už jį prisimenam jo įsipareigojimus ir visą kitą, jisai augs mažas berniukas. Čia jau skamba išlepintas vaikas. Išlepintas, taip, bet iš viso, kalbant apie lepinimą, tai mano nuomonė, tie tėvai, kurie lepina savo vaikus, jie nemyli savo vaikų. Už tai, kad jie neparuošia savo vaiko gyvenimui,
nes mus gyvenimas nelepina. Ir jeigu mes augam išlepinti, mes neturim kompetencijų tvarkyti su gyvenimu iššūkiais. Ir tada mes tampam lyg tai vaikai visą laiką. Ir yra moterų tokių, yra vyrų tokių, čia nepriklauso nuo lyties. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.